Mes lietuviai esam labai sunkiai dirbanti tauta. Ir iš tikrųjų šitų dalykų, aš manau, mes galime didžiuotis, mes galime to džiaugtis. Tai yra iš tikrųjų turbūt gera nacionalinė savybė, geras nacionalinis bruožas, kuris mus išskiria iš daugelio kitų. Tačiau klausimas ir esminis klausimas, kuris dažniausiai kyla man, ar tai yra pats svarbiausias dalykas, padedantis mums pasiekti tokio gyvenimo, kokio mes dažniausiai norim. Prieš kalbant toliau, aš noriu įvesti tokį disclaimerį, kurį jau turbūt vieną kartą bandžiau įvesti, antrą kartą pamiršau, bet dar kartą noriu priminti, kad viskas, kuo aš dalinuosi savo šiame kanale, visa informacija, visos patirtis, kurias aš pasakoju, yra absoliučiai subjektyvios. Viskas ateina iš mano asmeninės subjektyvios patirties, iš tų dalykų, kuriuos aš patyriau, kurie galiojo arba negaliojo man, ir aš dalinuosi tik tai savo nuomonę. Gali būti, kad kai kuriems iš jūsų tai padės, o gal nepadės, o gal kaip tik patrukdys, nežinau. Tačiau viskas yra žiauriai subjektyvu. Ir jūsų kiekvieno asmeninis reikalas, ką jūs iš to pasimsit ir kaip visą tai vertinsit. Taigi, ką tik turėjau pokalbį su savo kolegomis, su savo komanda, kur kalbėjom apie mūsų pardavimus, apie mūsų pardavimų KPI'sus, mūsų pardavimų užduotis, ką mes turime nuveikti savo pardavimuose. Ir nutiko tokia situacija, žinot, išsikėlėm didžiulius, nenormalius, nerealius skaičius. Ir esminis dalykas, kas nutiko, išsikėlus tuos skaičius pas mus visus, pas kiekvieną iš komandos, kurie dalyvavo mūsų susitikime, galvos pradėjo dirbti visiškai kitaip. Mes supratom, kad išsikėlus didelius skaičius, standartinių sprendimų arba standartinių veiksmų mes negalim daryti. Nes jie mums tiesiog neduos tų rezultatų, kurių mes norim, jie nenuves mūsų ten, kur mes norim nueiti, jie nepadės mums padaryti tų pardavimų, kuriuos mes esame užsibrėžę. Aš atsiminiau keletą situacijų, keletą istorijų, keletą nutikimų mano gyvenime, kurie iš esmės pakeitė mano požiūrį į viską, ką aš darau, kurie iš esmės įtakojo taip, kaip aš priimu sprendimus, arba taip, kaip aš ieškau tų sprendimų. Gyvenime, turbūt kaip ir daugeliu iš jūsų, daugeliu iš tų žmonių, kurie žiūri tokio tipo kanalus, kurie žiūri tokio tipo informaciją, man nepatinka gyventi nuobodų, standartinį gyvenimą, man nepatinka, dirbti kažkam nuo 8 iki 5, man nepatinka priklausyti nuo kitų žmonių, man nepatinka gyventi nelaimingai ir negerai. Todėl savo gyvenime aš turiu, nemažus didelius tikslus, kartais jos pavyksta pasiekti, kartais nepavyksta, kartais žiauriai susifakapinu, o kartais kažkaip pavyksta ir pajudu ten, kur man reikia. Ir norint tą pasiekti, aš turėjau daug išmokti. Aš turėjau sužinoti, kas yra svarbiausia, kaip sugebėti išsikelti tinkamus tikslus, kaip rasti sprendimus, kurie man padeda nueiti ten, kur aš noriu, kaip man susikurti tokį gyvenimą, kad vidury dienos galėčiau dirbti atsipūtęs, galėčiau daryti tą, ką noriu, eiti kur noriu, veikti, ką noriu, kad viskas priklausytų tik tais nuo manęs pačio. Ir tam aš supratau, kad reikėjo keletos nestandartinių sprendimų, nes einant standartiniais keliais, einant įprastais būdais, taip kaip daro visi, tu to nepasieksi. Tu nepasieksi to, ką tu esi užsibrėžęs, ypač jeigu tavo tikslai yra kažkokie nenormalūs ir nesveiki. Ir žinot, mano gyvenime nutiko keletas istorijų, keletas įvykių, kurie man padėjo pakeisti mano požiūrį. Atsimenu, dar būdamas labai jaunas, kaip ir daugelis lietuvių, dirbau užsienį. Uždarbiavau, dirbau juodus darbus, dirbau fermose. Ir kartu su manim, pamenu, dirbo vienas vaikinas iš Vidurio rytų. Ir žinot, aš kaip tikras tipinis lietuvis buvau vienas iš geriausių kiekvieno mėnesio darbuotojų. Draskiau savo subinę, dirbau už 8, būdavau pats geriausias darbuotojas, padarydavau daugiausia darbų, būdavau pats kiečiausias, pašusiriausias. O mano kolega iš Vidurio rytų dirbo žiauriai iš lėto, atsipūtęs, čilindamas. Ir atsimenu, kai atėjo situacija tose fermose, kur aš dirbau, kada fermoms prireikė pokyčių, kažką reikėjo paaukštinti, jie pasirinko mano kolegą iš Vidurio rytų.
Nes skirtingai negu aš, jisai tarp savo lėto darbo, ėjimo va taip žingsniuku po žingsniuko, nuo užduoties prie užduoties, jisai spėdavo pabendrauti su savo vadovais, spėdavo palysti jiems į užpakalius, spėdavo padraugauti, spėdavo pasikalbėti, spėdavo pasidalinti savo mintimis. O aš, kadangi buvau geriausias darbuotojas, aš tiek daug dirbau, kad neturėjau laiko, kada pasirūpinti savo ateitim. Ir jis man nuolat kartodavo, sakydavo, Andrius, you have to work smart, but not hard. Ir čia buvo viena iš tų pamokų, kuri labai stipriai mane pakeitė. Nuo to laiko kiekvieną kartą, nepaisant ką aš darau, nepaisant į kokias veiklas aš einu, aš pradedu galvoti apie tai, ką aš noriu pasiekti. Aš pradedu galvoti, kas mane atves greičiausiai iki mano tikslo. Aš pradedu galvoti ir pradedu planuoti, pradedu brėžtis kreivės, kurios man padeda geriau ir aiškiau suvokti, kur aš noriu nueiti ir kaip mano veiksmai mane nuves tenais, kur man reikia. Antra istorija, kuri man padarė didžiulę įtaką, tai yra turbūt visiems puikiai žinoma, nuvalkiota, girdėta, matyta, žiūrėta ir sekta Steve'o Jobso istorija. Kai jisai pradėjo kurti iPodą įrenginį, kuris iš esmės pakeitė mūsų mobiliųjų įrenginių naudojimus ir apskritai pakeitė mūsų visuomenę iš esmės ir nuo pagrindo, jisai iškėlė neįtikėtiną užduotį savo komandai. Jisai susikvietė visus ir sako, žiūrėkit, aš noriu, kad į šitą mažytį įrenginį jūs sutalpintumėt 10 000 dainų. Sako, what the fuck, bitches? Sako, kas tau su galva negerai? Visi žiūri jį, sukioja pirštus ir taip. Būkim realistai. Steve'as Jobsas buvo tikrai geras šiknius. Ir savo šikniškumu jisai pakankamai gerai žinomas. Ir visi puikiai žino, kaip jisai sugebėdavo užknisti savo kolegas su savo neįtikėtinom mintim ir su savo neįtikėtinom užduotim ir su savo turbūt ne pačiu lengviausiu charakteriu. Tačiau vienas dalykas, kurį aš išmokau iš jo istorijos, kad einant standartiniais keliais, einant standartiniu mąstymu, keliant savo standartinės užduotis, daugiausia, kur tu gali nueiti, tai tik tais turbūt į standartinės situacijas ir į standartinius sprendimus. Ir čia aš galvoju, daugelis iš mūsų, ypač darantys verslus, galėtumėm gerai pagalvoti ir pasimokinti. Nes žinot, kaip sakydavo mano senelis, kolūkyje daugiausiai ir sunkiausiai dirbo arklys. Tačiau pirmininku jisai taip ir netapo. Taip yra ir tarp žmonių. Daugelis iš mūsų dirbam taip daug ir taip sunkiai, kad neturim nei laiko, nei fantazijos, nei žinių, nei gebėjimų, nei noro, nei energijos uždirbti pinigus. Lygiai taip pat yra ir versle. Mes tiek daug dirbam, tiek daug susikoncentruojam į kažkokius standartinius sprendimus, kartojam dalykus tą, ką daro kiti, kartojam dažniausiai dalykus, kuriuos daro tie, kuriems nepasisekė, kurie nepasiekė to, ką mes norim pasiekti. Mes atkartojam veiksmus, nesusimastydami apie savo darbo efektyvumą. O kaip padaryti, kad mūsų gyvenimas ir mūsų judėjimas judėtų būtent ten, kur mums reikia? Kaip padaryti, kad mes galėtumėm pasiekti savo tikslus? Atsakymas nėra lengvas ir atsakymas nėra paprastas. Žinot, aš kaip mokytojas, konsultantas, žmogus mokinantis kitus, dirbantis su kitais, kaip vadovas, kuris daug metų vadovauja įvairiom komandom, žinau vieną dalyką, kad pasakyti, ką daryti, visada yra žiauriai lengva. Ir daugelis vadovų, ir ypač šiknių vadovų, ir tokių kaip aš, ir aš tikrai esu buvęs šiknių ne vieną kartą, žinot, surenka komandą ir sako, taigi čia lengva, eik ir padaryk. Tačiau nėra viskas taip lengva ir aš tą žinau, ir aš tą suprantu, bet yra bent vienas dalykas, bazinis dalykas, kurį aš manau, kiekvienas iš mūsų galim padaryti. Tai nėra nieko naujo, nėra kažkas tai neįtikėtino, bet tai yra turbūt tas dalykas, kurį aš išmokau būtent iš Steve'o Jobso. Dažniausiai daugelis iš mūsų, kada mes priimam kažkokius sprendimus, pradedam kažkokias veiklas, mes dažniausiai žiūrim iš to, ką mes galim padaryti.
Ne, mes pradedam pardavimus savo kažkokio tai produkto pasirinkto ir žiūrim, kiek mes galim nuveikti veiksmų, kiek mes galim kartu paskambinti, kiek mes galim kartu nuvažiuoti. Vat ir šiandien dirbu su savo komanda, su savo kolegomis, kur mes dėliojamės pardavimų planus, kur mes dėliojamės pardavimų veiklas, kur mes dėliojamės skaičius, KPI-sus, rodiklius, vidutinius rodiklius, kuriuos mes turim pasiekti. Ir dažniausiai mes pradedam nuo to, kiek mes valandų turim per dieną. Mes dažniausiai pradedam skaičiuoti, kiek ko mes galim padaryti, kiek veiksmų, kiek užduočių mes galim atlikti per dieną. Ir finale viskas susiveda į tai, kad veiksmų kiekis, kurį mes galim padaryti, yra žiauriai mažas. Todėl dirbdamas su daugeliu žmonių lygiai tą pačią metodiką aš taikau ir savo. Savo tikslus, savo veiksmus aš pradedu planuoti ne nuo taško A. Taškas A mano galvoje tai yra ta vieta, kurioje aš esu čia ir dabar. Bet tam, kad atsidurti taške B, tai yra vietoje, kurioje aš noriu būti. Dažniausiai tai yra 2-5 metų planas arba tikslas iškeltas būtent tam laikui. Aš pradedu skaičiuoti, galvoti, vertinti pagal produktų pardavimus, pagal savo veiklos pardavimus, kurioje konkrečiai vietoje aš noriu atsidurti, kiek aš noriu uždirbti, kiek aš noriu pasiekti, ką aš noriu padaryti. Ir susikoncentravęs į tašką B aš įsivertinu, o kokių veiksmų reikėtų padaryti, kad aš pasiekčiau būtent tą rezultatą. Koks kiekis, kokios konversijos, kokie rezultatai mane atvestų į tuos pardavimus, mane atvestų į tokį veiklos lygį, į tokį veiklos aukštį. Ir tada aš suprantu, kad turėdamas dabartinius resursus, laiko resursus, žmonių resursus, arba kažkokių, nežinau, savo gebėjimų resursus, aš to negaliu pasiekti. Ir tai labai dažnai apverčia mano galvą ir padeda man priimti sprendimus, kurie parodo, kaip man pasiekti būtent tą vietą. Vienas iš sunkiausių dalykų, aišku, yra ir aš žinau, kad visi tą pasakys ir visi man dažniausiai taip sako, kad viskam reikia pinigų ir investicijų. Ir faktas, kad pradėdami kažkokias tai veiklas, mes neturime nei pinigų, nei investicijų. Tačiau mes galim visada rinktis keletą variantų. Arba mes mąstam ir galvojam standartiniais būdais, arba mes pradedam ieškoti būdų. Mes galime įtraukti partnerius, mes galime rasti bendradarbiavimo sritis. Bendradarbiavimas, partnerystė yra absoliučiai lygiai tas pats pardavimas. Jeigu tu nesugebi parduoti savo potencialiam partneriui bendradarbiavimo idėjos, jeigu tu nesugebi parduoti ir surasti potencialių bendradarbiautojų, potencialių partnerių, kurie gali bendradarbiauti ir turi ką tau duoti, ir tu negali jiems parodyti vertės viso šito, dar yra klausimas, ar tu pats jauti ir žinai ir supranti šitą vertę. O jeigu vertę žinai, supranti ir gali iškomunikuoti, didelė tikimybė, kad įdėjęs daug darbo, tu rasi žmonių, kuriuos gali įtraukti į savo veiklą. Taip, žinau, tai yra tik tais vienas iš pavyzdžių, tai yra tik tais vienas iš variantų ir skamba pakankamai abstrakčiai, bet aš labai tikiuosi, kad pačią idėją jūs pilnai suprantate, ką aš noriu pasakyti. Mąstydami normaliai, mąstydami standartiškai, žinot, sena nuvalkiota tiesa, eidami numintais takeliais, nieko naujo mes nepasieksim. O ypač dabar, kuomet dinamika visose veiklos yra tokia didelė, kada viskas keičiasi neįtikėtinai greitai. Ypač dabar, kai žmonės turi tiek daug informacijos, turi tiek daug žinių, turi tiek daug suvokimo ir mus pasiekia tiek visko daug, į mūsų galvas pripumpuojama tiek daug įvairių reklamų, tiek daug socialinės medijos arba kitų informacijos dalykų. Ta, ką mes darom, iki žmonių turi ateiti šiek tiek kitaip. Mes turim ieškoti naujų įdomesnių kelių, mes turim būti įdomesni, mes turim būti svarbesni. Taigi, kiekvienam iš jūsų aš noriu palinkėti vieno svarbaus dalyko. Jeigu norite nueiti toliau, negu esate, jeigu norite nueiti toliau, negu kažkas kitas iki jūsų yra nuėjęs, jeigu norite pasiekti daugiau, negu visiems normaliems aplink jūs atrodo yra pasiekiama, jeigu jūs norite nenormalių rezultatų, nenormaliai gero gyvenimo ir nenormalaus kaifo, savo tikslus ir užduotis pasistengkite daryti nenormaliai. Svajokite, fantazuokite, darykite nesąmonės, nebijokite suklysti, nebijokite nusišnekėti, nebijokite elgtis nestandartiškai ir nenormaliai. Ir pamatysit, nenormalūs rezultatai ateis tik tais darant nenormalius dalykus. Taigi, visiems iš jūsų linkiu sėkmės, nenormalių darbų, nenormalių rezultatų ir nenormaliai gero gyvenimo. Ačiū už dėmesį ir susitiksime greitai.